Santuokos įžadams buriuotojai pasirinko jaunavedžių itin pamėgtą Vytauto Didžiojo bažnyčią. Į ją jaunikis brazilas Robertas Šeitas, nešinas baltų kalijo žiedu, atėjo pėsčiomis. Po 15 minučių prie bažnyčios priartėjo ir nuotaka Gintarė Volunkevičiūtė vežantis senovinis, rudeniniais lapais papuoštas Rolls Royce'as. Balta šilkinė suknele pasidabinusią jaunąją pasitiko ir prie altoriaus lydėjo tėvas. Uždara apsaugininkų akylai saugota ceremonija bažnyčioje truko apie valandą. Amžinosios meilės priesaika jaunavedžiai tarė lietuvių ir anglų kalbomis. Jaudinos. Labiau negu per varžybas. Prieš paskutinį etapą labiau ar bažnyčiai? Bažnyčiai labiau. Asking if I was bored, nervous. She didn't look nervous, never. I think I was more nervous than... Atrodo, kad ji niekada nesijaudina. Manau, kad aš labiau jaudinuosi nei ji. Sunku paaiškinti. Tai toks svarbus momentas mūsų gyvenimams. Mes pažįstame vienas kitą gana trumpą laiką ir visi įvykiai mums klostosi pakankamai greitai. Bet vieną dalyką mes žinome iš tikrųjų, kad norime būti kartu. I think we are for sure that we really wanted to be together. Vėliau iškilmės persikėlė į Kauno rotušę. Čia sutvirtinta civilinė santuoka. Jaunųjų rankas papuošė kuklūs aukso žiedai. Robert Šeit ir Gintarė Šeit skelbiami vyrų ir žmona. Gerbiami sutuoktiniai, prašau jūsų pasveikinti vienas kitą šeimos sukūrimo progą. Jaunavedžių pasveikinti susirinko daugiau kaip 100 žmonių, artimieji iš Lietuvos ir Brazilijos, draugai, kolegos, treneriai, miesto meras. Šeiminės laimės, gero kelio, svarbiausia gero vėjo. Susituokusi 25 metų Gintarė Volunkevičiūtė pasirinko 10 metų vyresnio vyro pavardę. Ji tapo ponia Šeit. Brazilas ir lietuvė šeimyniniam gyvenimui sako pasirinkę Italiją. Ten įsikurti jaunavedžiai ketina kitąmet. Jisai tenais komandai plauks ir tiesiog visos treniruotės viskas. Ir į visas Europos šalis nuvykti yra geriausia. Po vestuvių iškilmių jau pirmadienį jaunieji ketina išvykti į medaus mėnesio kelionę. Pirmiausia aplankyti Italiją, vėliau ir Braziliją. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.